Sveiki, esu ergoterapeutė Orinta ir šiandien norėčiau su jumis pasikalbėti apie nugaros skausmą. Jei bent kartą gyvenime yra tekę patirti nugaros skausmą, manau sutiksite su manim, kad tokio pobūdžio skausmas bene labiausiai riboja mūsų gyvenimus. Ir jeigu skaudant galūniai ar galvai mes dar galime atlikti vieną kitą veiklą, tai skaudant nugarai mes vargiai pakelsime iš lovos. Nugaros skausmą gali sukelti ūmios traumos, lėtinės ligos, tačiau viena iš dažniausių nugaros skausmo priežasčių yra neteisingas, netaisyklingas veiklos atlikimas. Tarkime, jūs dirbate sėdimą darbą. Dėl didelio krūvio ar nuoširdaus įsitraukimo į veiklą jūs dažniausiai nepagalvojate apie savo kūno padėtį. Ar jūs nesikūprinate, ar nesusikėlėte kojos ant kojos, o gal tiesiog abi kojas pakišote kažkur po kėde ir užkišote už kojelių? Ar jūsų galva nėra nuolat nusukta į vieną kažkurią pusę? Ar jūsų rankos patogiai padėtos ant stalo, o gal jos tiesiog kabo ore? Kiekviena iš šitų detalių yra labai svarbi ir ilgainiui gali nulemti jūsų laikysenos pokyčius arba net skausmo atsiradimą. Apie savo kūno padėtį retai susimąsto ir dirbantys sunkų fizinį darbą. O juk kiekvienas netaisyklingas judesys rankose laikant sunkų daiktą sukelia mikrotraumą. Viena kita mikrotrauma mūsų organizmui nėra baisu, jis tikrai gali su jomis susitvarkyti, juk turi savigydos galias. Bet nereikia pamiršti, kad organizmo resursai nėra beribiai. Ir jeigu jūs kiekvieną dieną nekreipsite dėmesio į savo kūno padėtį, skausmas gali tapti nuolatiniu jūsų gyvenimo palydovu. Kai skauda nugarą, žmonės griebiasi tabletės, nuskausminančių vaistų. Jeigu pastarieji nepadeda, kreipiasi į medikus. Jeigu jūs ateisite į mūsų kliniką, esu tikra, kad mano kolegų profesionalumo ir naujausios įrangos dėka jūsų skausmas bus suvaldytas. Bet jeigu norite, kad tas skausmas negrįžtų, būtinai ateikite ir pas ergoterapeutą. Mes kartu ne tik išsiaiškinsim jūsų veiklos rizikos veiksnius, bet ir rasime sprendimą, kaip tą veiklą atlikti, nežalojant sveikatos. Šiandien tiek, ačiū, kad buvote su manim ir iki kito karto.